pavargai, eik į lovą. O jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro. O jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro. Šviblekelio viškelėlio gyveno šalyje. Senas tik. O kur vieškelėlis? Aš čia. Kur šatėšis? Nu, vieškelėlį, tu man liepi šalia tėvo. Gerai. Šviblekelio vieškelėlio gyveno šalyšus. Vai dūda ir vėl dūda, vaikai dūda, dūrytėlė gyveno šalyšus. Ir turėjo 3 sūnelius, visus 3 vienyje. Vai dūda ir vėl dūda, vaikai dūda, dūrytėlė visus 3 vienyje. Vienas jonas, antras baltus. Taip, tas pats. Pasakojai, kad jisai kiekvieną naktį žudė po ten. Tai kada tu galvoji žudė? Dieną? Dieną nieks nežudo, ne. Žudo. Kas? Teroristai tik. Sniperis. Dieną žudo tik teroristai. O visi rimti žudikai ir išprotėliai žudo tik naktį. Aišku? Tai va. Ir tada jis žudė tos vokiečius, liko vienas. Ir jis vis dar kažkur čia slepiasi. Ai, aš tiesiog matai vadinasi. Jo, 3. Jau pest. Čia jūs vyrukai rimtai? Nice. Geras. Aš galiu daug Nice. Duok 5. Aš mokėjau kažkada gatvę, dabar vapšiai nieko neprisimenu. Va. Aš mokėjau apgalvosiu 2 sekundės pasisukti. Aš Beveik. mokusi kelti. Nu. Ir šitą. Ir dabar taip suk. Jo, taip. Nu, o dabar parodyk greitą patį. Tiesiog va tai va daryti, ne? Jo, palauk. Nu. Jau. O. Aš moku tokį. Padirbai. Ar tu miestas? Taip. Kodėl? Aš ne. Dėl nesusistojau. Broliai. Pasirodymas rinktinis. Gerai, kokią dainą dabar pabandom sinchroniškai paskui. Dabar aš jums pasakoju istoriją apie vokietį. Ta vokietį, ta vienintelį. Ta ne Hitlerį, ne. Ir kažkur biškį pasiklydo Lietuvoje. Buvo žemėlapį parašyta tiesiai, o jie žemėlapį pertė į šoną. Ir ten, kur buvo tiesiai, jie nuėjo į šoną, va tai va. Įsivaizduojate, ne? Ir vietoj to reikia visų jo vokiečio kareivių, daiktų, šakučių. Vienas vokietis, kuris buvo visai išprotėjęs. Ne, palauk. Čia tas užaukštų mūsų Taip, tas pats. pasakojai, kad... Taip, dabar laikot tas rankas ir pradam. Kas? Istorijos per daug baisios. Kas? Istorijos per daug baisios. Baisios? Istorijos per baisios. Toliau. Kokios Juliau. per daug man nelabai. Kas nepatiko? Naktikalčiai. Kurie? Fortą statyt patiko? Jo, labai. O šitą, kaip jinai, kontrabanda? Jo. Taip. Kas nors matė mano padelį. Koksai? Viskas, visi greitai. Natai, neini gerti kakavos, eisi šitai miegot be kakavos. Jie pavargs. Aš filmuoju žmonės. Turi teisę mokytis ir filmuoti vaikus. Taip. Žodžiu, gerai. Ką? Filmuoja. Parodyk. Tatuiruotę. Ir visi kartu. Buvo faina, bet vis tiek privažiavom. Dulė, nori pakomentuoti, ką darai?
Aišku, noriu. Darau bliūdą. Bliūdą? Darau indą kažkam. Jo, darom indą vietėm, nes vienas brolis mūsų prisidirbo biškį, pametė savo kaklaraištį, O jo. tiksliau paliko gėdingoj vietoj. To brolio jau nebėra, bet mes vis tiek norim išsikovoti jo kaklaraištį. Tai dabar darome bliūdą, į kurį sudėsim surinktas avietės ir... Avietės yra kur? Čia. Čia, va. Nes šitoks modelis Nu, nepaina. Painėm, sunkia painėje. nu kas. Žiūrėk, aš geriau. Kada aš geriau? Bet kur reikia. Gelingą turiu. O, blemba. Su perforatorium rimtai, vaizduoju, čia būtumėm ėję. Bet tik generatorius tikrai turiu. Rūtelis galėtų pasigalinti. Aš norėčiau medį su perforatorium nuskyrus. Žalėjo. Jo. Pusėdė. Ne, palaukiam dabar. Tas tai net Gal paliekam po kokios valandos bandyti, pamišiau gal. Nes dabar tegul pjūklas pailsi, jeigu jau tiek kaita. Dabar iš kitos pusės dar ir turėtų eiti. Op, atsargiai, jau. Išraus viską. Eina! Op! Timbo! Labadiena, gal galima paklausti vieną klausimą? Na. Ko tu norėtum būti užaugęs? Norėčiau tapti skautų vyčiu. Ačiū už išsamų atsakymą. 1, 2, 3. Labadiena, ponė Kupstė. Mes norėtume užduoti jums klausimą. Kodėl jūs čia stovit vidury kelio? Ačiū už išsamų atsakymą. 1, 2, 3. Nu tai va, tai eikit po truputėlį kalbėkit. Ar jau susipažinot, kas yra jūsų... Nice. Gerai. Ta grupė. Kur tu? Viskas, jau į karą? O kas tu esi? Koks tavo kario vardas? Vipo? Arba Vipos? Vipas. O kas tada kitas karys? Vipemenas. Vipemenas. Tai viskas su Vip yra jūsų? Jo. Bet dabar jūsų visiškai nesimato. Kur jūs dingot? Kur dingot? A, čia. Kokia bus suknelė? Viskas, nebeneškit dabar vyrai. Ir nepagaili net mažų vaikų, kurie gyvena šiaurės platumoj. Ir nepagaili net mažų vaikų. O aš būsiu rinkliais, niam, ir turi save, niam, kaip skanu, niam. Na gerai, sakyk, gal galima paklausyti jūsų vieną klausimą. Taip, galima. Kokia sesija jums stovyklai pati gražiausia? Tai Simona, žinoma. Simona. Ačiū labai už išsamų atsakymą. Ir viskas? Kaip protingai pasirinkai. Geras. Visa, sėkmės. Iki. Pagerbta! Vėliavininkai į vietas, bėgte marš! Sesės nieko nedaro, ką tik pasiekė mane, tai žinėtų.
Toliau. Laužų. Stovykla. Laužų bet kur nekuriat. Gaunat mano leidimą. Taip. Mano atstovai yra pas jūs pastovyklėse jūsų vadovai. Tai jų paklausus, jie gali mano žodį perduoti jums. Ar tau karšta? Ar tu gerai vandens? Maždaug 2 buteliukus. 2 buteliukus? Savo ir draugo? Ne, gavau antrą iš Paulius. O ką gali palinkėti stovyklai? Kad nebūtų taip karšta šiaip ir kad visi būtų. Norėtum dabar būti kosmose ir maudytis baseine? Ne. Aš tai norėčiau. Ir tu? Rokai. Norėčiau būti Balerina. Islandijai, kur nors karštuose vanėse, jeigu ten tokie ir... Tai tau dar šalta? Įlysti geizerį ir iššauti. Į kosmosą. Ir į baseiną tiesiai. Ir į baseiną. Pas mane, aš ten sėdėčiau baseinę ir iššoktum pas mane į baseiną. Ir svogūnų su kiaušinėlė keptų. Visą laiką. Maža ką? Nu. Devi, apie ką tu galvoji? Apie kelionę. Kelionę kur? Maudytis. Į baseiną kosmose ar kažkur toliau? Ne, iš pradžių upeliu, kuris tek iki geizerių, o po to iššauti iš geizerių į Mėnulį. O ką Mėnulyje? Pakeliu link kosmosą, kur yra baseinai. Ateiviai? Baseinai. Baseinai. A jo, ten gerai išmuštas skylės, galima tik pripiltas už langą. Tik reiks, kai iššaus geizeris, tai iš langą prisiviniok prie pilvo. Kaip dūlė prie lasdos. Nu. Ir prašau, ir paskiau mes su baseinu galėsim atskristi iki tavęs į Mėnulį ir sujungt baseinus. Visiškai bus. Nu, ar jūs skubėsit į pavėsį, ar ryžtingai eisit, žingsnis po žingsnio. O merginos, kas gal baladoja? Sveiki atvykę į realybės šou Robinzonas Grūzas, Svogūnų karai 2. Dabar esame pamiškiai ir grūzinamės. Kol kas tiek, daugiau žinių vėliau. Sudėjau. Galit užkliuot man nepasakyti. Paskui net... Ei, kary, papasakok apie žaidimą, kas vyksta. Dar tikrai tik dabar prasidėjo. Ir jau gyvybės netikai. Šaunuoju. Pasakysit, ką nors prieš karą dar porą žodžių. Aš žinai, ką nenoriu liūdinti, bet pas mane daugiau vandens. Run for your life! Run. Kodėl? Kad papauzuotum, kad gerai atrodytum. Kadro reikia. Varyk. Tik štai tokią kartą mes auginame. Štai tokią. Vyrai pasiruošę mirti dėl tėvynės. Sušlapti tai yra dėl tėvynės. Spjauk dabar. Adnin man putėtų. Atsargiai. Labai įdomi mintis, bet iki galo neišpildyta. Liuks. Viskas liuks. Puikiai, viskas labai gerai, mums labai patinka. Labai kovojam.
O tu tiesiog praeik jo. Skanus vanduo. Skanus kaip kūdikio užpakaliukas. Tedžiai, gali parodyti savo tatirkės. Taip, ne. Negaliu. O kur čia dėsit? Į internetus. Ant sienos kur nors dėsit? Į internetus dėsim. Labas. Kariai ir dar gyvi. Šlapi. Kova buvo didi. Buvo, pralaimėjot? Ne. Mes draugiškai susitarėm ir atidavėm jam vėliavą. Šaunuoliai. Ir aš gyvas likau, tai Cezaris kitam mūšiui. Cezaris išgyveno ir atsikeršė visiems savo didiesiams. Jo, ir kitą mūšį aš jau bus geriau pasiruošęs. Turėsiu netuščią pistoletą į karą nubėgęs ten. Kitą kartą, aš nežinau, kad čia vandens karas čia. Kitą kartą būsiu geriau pasiruošęs. Ačiū labai už interviu. Ačiū tau. Kelsim į YouTube. Nu tai gerai. O, man tinka. Man irgi tinka. Man irgi tada. O ką jūs gerą nuveikėt? Jūs visą dieną čia prasidėjot? Ne, mes čia ką tik atėjom. O kaip? Su kojom? Tai jo. Ne, su rankom. Ja, gali parodyti. Ką darom? Linkėjimai visiems! Mama švari nusiprausus! Mama štovkiai! Geri vakar, iškart pilns krepšiai sukibina. Baronka į zefyrą ir dar stikliuką davė. Zefyrus jau suvalgiau, čia ir kažkokia visai kokosinė. Oi, kai čia ką. Vatefa. Apskane. Puikiai. Man tai persika davė. Bet žiūriu, nebėdna jau. Jau gera. Jau savaitę, žinok, galėtumėm išgyventi minimaliai maitindamiesi. Bet kad geras miestas, žiūriu, eisim pas kitus, važiuosim mažu ir visą mėnesį pratemsim taip. Nu, gerai. Gerų žmonių miestas tai yra labai džiugu. Taip, o jei kažkur nori, tai mum įduoti. Taip, suprantat, išvažiavau į Norvegiją, žmona palieka. Palikabas pradėjau. Ir nebeturiu gyvenim. Kablį gaudai. Nu, pagavau kablį, šaktą deg, niek nebegali dirbti. Tai tu kažko prinešti, parodyt per televizorių, kad atnešti mums pavalgyti, gerai? Nu, gerai. Tai tu pats duok mums. Taip, ir kas čia yra? Ar jūs raganas? Nepanašu. Ar jūs mokat burti? Man atrodo, jūs mažai kalbat. Jos nemoka burti. Mes mokam burti. Tomai, iš karto dokus ir atčiukus. Atčiukus iš karto. Honda. Regeneratorius. Bet nieko nedaryk kažkaip. Okay. Ir tuos bačkas pasiruoškit man sukrauti būtą, gerai? Tinginio. Oho, koks tinginys. Neblogas, ne? 4. Jūs darėt? Tinginį. Taip? O kas darė? Vadovė, bet mes trupinam su Seimi. Oho. Kas čia per? Kasytės.
Barzdas. Ateikit po to, ateikit. O dreadų nedarot kai? Miegojimo finiklamai. Good Iš one. kur šitie tinginiai? Tenai pardavinėja. Tampa. 5 minutės. 5 minutės. Arba 4 šetonai 10. Aha, Birutė, gerai varai. Kas čia vyksta? Loterija. Kam? Loterija vieną kartą laimėjau 10. Jo. Jo, ne vieną kartą laimėjau pas mus 10. Tai mes bankrutavom. Aha. Panelės, ar galima pas jūs pasidaryti tatuiruočių? Taip, žinoma. Ar čia tatuiruočių punktas? Taip. Gerai. Kiek kainuoja viena tatuiruotė? Vieną. O ką čia veikia šitas agurkas? Jis pardavinėjimas. Kiek jis kainuoja? Vienas. Kodėl? Bet kodėl jis čia? Nes čia jinai padėjo. Pas mus mes neturime aviečių uogienės. Gerai. Aš duodu jums vieną žetoną, gerai? Prašau. Ir ar galima išsirinkti tatuiruotę? Gerai. Kokia yra dažniausiai naudojama tatuiruotė? Kuri? Štai šita Yin ir Yang. O dar kokia? Dar šitą ir vaisiai. Vaisiai. Galbūt galėtum padaryti štai šitą. Šitą jo. Ir šitą. Gerai. 2 žetonai. Prašau. Jūs jau vieną sumokėtumėte. Ai. Dėkui, prašau vieną dar už sąžiningumą. Taip viskas. Ar galima nosį? Ai, paryškinat nosį su juodu. Gerai. Dar kažkur. Nu ką, super. Galim jūsų Gerai, vardas kur? Nu, mes galim kažkur ant rankos jūsų vardą. Galim kartus galim. O galima, kad aš sumoku žetoną ir jums parašau ant kokto savo vardą? Ne. 3. Dabar reklamuoti. Sandra. Kur mes baigiam? 2 kirviai. Žiūrėk, 2 kirviai, viešinių para ir dar vieną kortą trauk. Kodėl tu mokėjai pinigus? Žiūrėk į akis ir trauk kortą. Žiūrėk į akis. Vestuvės laukia netolimoje ateityje. Va, Jėzau, per daug ištraukiai. Atgal. Trauk iš čia. Dar trauk. Nu, kortą. Pro šitą neatžymėta? Dar vieną. O jūs pačias paišėt? Dar vieną. Man buvo, aš išsikėliau savo tikslą per stovyklą, pasimk namo nunčiakus. Parašk. Ką mokė? Gerai, paprašau. Keturi vienas. Penki vienas. Laimėjai balioną. Galima 3 žetonus. Jai dalyvausime loterijoje. Broliai, čia pilna pinigų. Na, Joris, kaip sakant, susirinks kiek. Jori, gali duoti vieną? Jori, žinai, ką gauni duodamas? Atsaką. Ne, 2, imk 2, geriau. Labdien. Berni, čia mano šimtėlis. Labdien, ar Eagles? Jis negali, žinau, kad skaudžiai žnybė. Žiauriai gražu. Matai, šauk. Ne, Matai.
Nu gerai, paliekam. Ko čia ieškai, Hirutį? Ko čia ieškai? Žetonų? Čia vienas toks prizas. Rimtai? Čia prizas, kuris siūlo. Čia tai sakė, jeigu antrą šito susivokį, galima kažką O čia nugriauti. kas, piratų lobis? Galima kažką nugriauti, jeigu susivokį. Iš kur tu radai? O, blemba, Iš kur žinai, kad čia yra žetonų? Vyrukai. Aš sumokėsiu antrą šito, kad galėčiau nugriauti. Kažką. Čia rimtai? Kaip jūs randat? Kuris ten siūlo. Užeisi, kad jeigu... Žiūrėk. Man atrodo, ką tik iš dabės iškrito. Geras. Nu jo. Pasisekė, ką? Gerai, sėkmės vyrukai. Jo vyčio, tai mes daug panaudojame. Atsitiktinai. Mūsų sąlygom yra labai sudėtinga pasidaryti už mano senelį. Kad tu, Simai? Nieko. Susitikom Ar patiko pokalbis? Benediktu Vanagu. Taip, išties, buvo labai naudinga. Kokie įspūdžiai po pokalbio? Super. Čia Benediktas. Nu kaip? Gal ne taip dabar. Jis dabar kaip tik užsiemęs. Nu tai gerai. Ne, kostiumą ten tokį.